Dabar pavadinimas yra Bajorijos tradicinės kultūros erdvė. Gal aš galvojau tą kultūrą, aš paėmiau truputį per daug plačiai, gal reikia sakyti gyvensenos erdvė. Nes iš tikrųjų tai architektūra yra scena, kurioje vyksta būtent tas gyvenimo teatras ir viskas. Ir iš principo jinai atspindi kultūrą, jinai atspindi įtakas kultūrinės iš kitų šalių ir tradicijas, kurios yra čia susiformavusios ir kurios inda laiką buvo. Pavyzdžiui, kas skaitoma yra būdinga šio krašto kultūrai, ne tai tokiai architektūrai, senajai, ar net tai vadinamoji liaudiškoji, bet tai iš principo tai bajoriškoji, saiko jausmas eksterjere. Jeigu jūs pastebėjote, mūsų architektūrinės formos yra labai saikingos. Ir jeigu jūs, pavyzdžiui, pažiūrėsit lietuviškas bažnyčias, ar ne, tokias pačias lenkiškas, ypač tos, kur arčiau priekalkių, ten visos formos yra labai sudėtingos išorinės. Mūsų bažnyčios yra be galo laponiškos. Ir mūsų dvarai, tie, kurie yra tokie didieji, jie taip pat yra gana laponiški palyginus su kitais. Tai žodžiu, yra tas saiko jausmas, šiam kraštui būdingas, galbūt kartais tai aplinka taip suformuoja gamta ir labai gražus įkomponavimas į aplinką. Tai būdinga ir kaimo sodybom, o kaimo sodybos paprastai seka dvaro sodybom. Ir tai yra toks bendras šio krašto, galima sakyti, bendris šio krašto bruožas. Iki 1955 metų, iki, pavyzdžiui, sovietmečio industrializacijos ir melioracijos, beveik yra duomenys 72% gyventojų gyveno mediniuose namuose. Dabar aš tai paklausiu studentų, prašau pakelti rankas, kad ir dabar. Pakelkit rankas, kas gyvenat mediniam name. Vienas žmogus. Štai taip. Yra kaip pasikeitė viskas. O kodėl medis? Medis yra puikiai statybinė medžiaga. Ji yra čia. Ją galima, kaip pasakyti, panaudoti statybai labai gerai. Tai yra tvari medžiaga, kuri atsinaujina. Ir Lietuvoje yra paskaičiuota, kad maždaug 20 amžiaus pradžioje dar buvo 4,5 tūkstančio dvarų. Ir iš jų 90% užsakymų šitų visų dvarų buvo mediniai. Mūrinių dvarų tikrai nebuvo daug. Netgi ir mūriniuose dvaruose yra dalis, kurios buvo, aš neku ne apie rūmus, aš neku apie dvarą kaip sodybą. Buvo tam tikros dalis, kurios dar buvo iš medžio. Taigi, kas tai yra? Kodėl medis toks populiarus, ar ne? Mediena yra lengvai gaunama, nes dvaram priklauso miškai. Ji yra plastiška, todėl ją galima labai lengvai apdirbti ir iš jos daryti labai gražią ornamentiką, dekorą. Ir jinai lengva statybai, jinai mažos energetinės sąnaudos. Jeigu, pavyzdžiui, jūs norite plytinį namą pastatyti, jūs turite tą patį medį sudeginti, kad ir durpės dalečią, ne? Kad išdegtumėt plytą tam, kad pastatytumėte pastatą. O čia yra tiesiogiai. Tu medį saugo, tu jį kelni, tu jį išdžiovini ir tu iš karto įstatai. Antras dalykas, mediena yra nuolat atsinaujinanti. Žiūrėkit, iki apie 40-osius praktiškai buvo iškirsti beveik visi miškai ir mūsų tarpukario Lietuvoje miškų kokybė gana buvo prasta, nes po Rusijos čia miškų kaip po to ankstyvojo kapitalizmo Rusijos miškų kaip ir nebuvo. Ir praktiškai jie visi yra auginti, kad nebūtų keista sovietmečių, nes buvo įvežama mediena ar pagrindėja iš Rusijos. Bet kita vertus, mes turėjom per tą tarpukario laikotarpį suformuoti labai gerą miškininkystės mokyklą, kuri padėjo tuos miškus atkurti. Dabar mes juos vėl kerta, nes jau jie daudo iki tokio lygio, kad juos reikia kirsti, nes jau jie yra, tinkami statybai. Po to leisti atsodinti ir po kiek laiko vėl galima bus tai daryti. Medis yra tvari medžiaga ir atsinaujina. Ir dar, kadangi visą laiką statyba buvo iš medžio, mūsų dailidystės mokykla buvo labai stipri. Jau pilis, pagalvokit, kažkada buvo prieš kryžiuočius medinės.
figūrinių pilių buvo tik tai keletas, tai buvo tiek pagrindinės didžiojo kunigaikščio pilys, visa kita buvo metyje. Ir dailidystė buvo labai aukšto lygio. Kaip pavyzdžiui, antrojo LDK statuto 1566 metais vertimuose lotyniškas žodis architekto verčiamas sėslį arba dailydė. Supranta? Tiesiog dailydė buvo prilyginamas architektui. Ir jūs čia dabar matot piešinuką to. Tai yra iš tikrųjų Tirmano Vadziemereno, tai yra jisai yra karališkas architektas. 17 amžiaus maždaug viduryje Medinių rūmų projektas, o va ten kampų tai toks namelis nupieštas. Tai taip jam atrodė pavaizduota, kaip jisai turėtų maždaug būti, kai bus pastatytas. Ir štai dailydė pagal 17 amžiaus štai tokį projektą, ar ne, pastato gražų statinį. Tai reikia įsivaizduoti, kokio lygio buvo meistrai. Ir dar vienas dalykas. Mūsų klimato sąlygom žmonės sakydavo, mediniame name gyventi sveikai. Ir tai yra tikra teisybė, nes senojų technologijų laikė į mūsų klimato zonoje, kaip labai drėgna ir labai šalta, kaip šiemet žiema, ar ne? Mūriniai statiniai peršaldavo, sienos labai storos, galima iki metro, bet jeigu didelis šalčiai, jūs vis tiek peršal. Oro tarpas, kuris galėtų būti kaip šiluminė izoliacija, kuris pradėtas tarybiniais laikais namai nebūdavo, tai buvo sopta, pradėtas sugalvotas kaip 19 amžiaus pabaigoje. Iki tol būra mūriniai namai būdavo be oro tarpo ir būdavo labai šilti, drėgni ir šalti. Ir vat yra netgi iš Nepalo rūmai, jūs matote, ar da? Ir vat yra Elenos Apgilienės Pšizdeckytės miegamasis pavaizduotas. 1803 metais jinai rašo vyrui laišką žiemą. Sako, sėdžiu savo miegamai, apsistačius širvom. Taip šalta, prie židinio jinai sėda, aš turbūt to žiemos nepergyvensiu. Tai yra mūrinis namas, drėgnas, šaltas. Moteris vidur vaikščiodavo su vatinėm suknelėm, su pirštinėm. Visi sėdėdavo vienoj patalpoje vakare ne tik dėl to, kad jiems būdavo smagu. Pirmiausia, tai reikėdavo šviesos, žvakės buvo brangios, netgi didika. Ir kita vertus buvo šalta, ten viena patalpa būdavo sušildoma ir pakuriama. Taip, bet ta prabanga, jinai nebuvo tokia komfortabili, taip atrodo, kai dabar mes einam kaip turistai ir visur ten palaikoma tam tikrą kondicionieriai, palaiko tam tikrą temperatūrą, bet interjerai gerai atrodo. Kas dar? Taigi, tvari, naudojama vietinius atsinaujančius resursus, aukšto lygio dailidystės, pritaikyta klimatui, patogiai praktiška medinė architektūra. Tačiau su klasicizmo atėjimu jinai pradeda nykti, didiktai pradeda statyti mūrinius. Kodėl mūras keičia medį ir kodėl sunyko ir kodėl nyksta iki šiol. Ir va štai šitą mes peržiūrėsime tada, kai per architektūros raidą tradicijų ir naujovių kontekste. Tokia kaip atskiras skirelis. Ir pradedam nuo ponų namų. Kas tai yra ponų namas? Kaip mes jį vadinam? Paprastai dvaras. Jūs atkreipkite dėmesį ir dvaras. Žodis dvaras. Žemės sklypą valda. Vadinam dvaru. Pagrindinį dvaro kiemą, reprezentacinį vadinam dvaru. Ir pagrindinį namą žmonės taip pat vadina dvaru. Vadinasi, tas, kas yra pagrindinis, tai yra dvaras, dvaras, dvaras. Ir pagrindinis to viso dvaras, tai yra ponų namas. Kodėl? Nes jame gyvena viso šitos valdos galva. Tai yra bajoras, nuo kurio priklauso visa tas vyksta tame žemės visoje valdoje, visoje sodyboje ir pačiame name. Dvaro bajoras yra viešpats. O viešpats yra koks viešpats, toks ir dvaras. Praktiškai namas visada atspindi bajoro mentalitetą. Kas bajorijoje yra godinga? Tai yra, savosios vertės pajautimas, ar ne? Jie pilietiškumas, nes bajorija visada jie dalyvauja, nesvarbu, ar tai karalius, ar tai stambus bajoras, ar net smulkus. Jisai dalyvauja politikoje.
tam tikrais lygmenim galbūt kai kas galvoja, kad labai dalyvauja, bet jis yra laisvas, jisai dalyvauja. Jo mentalitetas per amžius yra paremtas riteriškumu, nes jisai, taip yra auklėjamas. Jeigu jūs kada nors skaitė, pavyzdžiui, sename dvare apsakymą, tai atkreipėt gan dėmesį, kad vaikam ten tai skaitoma ta būtent angliška literatūra apie tą apskritą įstelą, apie riterius. Suprantat, auginama riterystė. Žodžiu, dvaras yra, namas yra pagrindinis, kuriame gyvena bajoras, ir koks yra bajoras, tokia yra dvaro sodyba. Ir namas atspindi ir gyvenseną jo, ir laikotarpį, kuriuo jis gyvena, nes tradicijos yra kokios. Aš statau namą tokį, koks yra pas kaimyną, ir tokį, koks yra tuo metu madingas pagal laiką. Trumpas statybos mokslas, tai yra Protka nauka Budovlyčia, tokia knyga, išleista 17 amžiaus viduryje, ir joje jau yra pirmą kartą pagal jau abiejų tautų respublikoje, pagal atsižvelgiant į dar antikos visus ten tuos teoretikus, apibūdinta, kad namas turi būti tvirtas, patogus ir gražus. Aišku, tvirtas, geros konstrukcijos, patogus, tai jau čia tokia relatyvi sąvoka, nes keičiasi laikmetis, keičiasi tradicijos, etiketai, keičiasi ir išplanavimas, nes patogus tai išplanavimas turi būti. Ir yra gražus, vėl tas pats. Ateina mada, keičiasi požiūris į grožį. Štai tradicija. Mes turime 16 amžių ir 16 amžiuje yra jau 16 amžiaus antroje pusė yra rašytiniai šaltiniai, pagal kuriuos mes galim žinoti, kokie pastatai. Ir yra žinoma, kad pavyzdžiui, kiekviename dvaruose, stambiuose dvaruose, čia Parelškės linkmenų dvaras, jis toksai truputį vėlyvas užsivykęs, niekam nepaskirtas, užtat yra žinoma, kad tai jis atėjęs iš 16 amžiaus pirmos pusės. Yra, stovi 3 pastatai skirti bajoro šeimai. Visi namai tuo metu yra vadinami priklausomai nuo įrangos ir šildymo sistemos, tai yra pavyzdžiui vadinti gryčiomis, pirkiomis, seklyčiomis ir namai. Ir tai yra 3-7, jie labai nesudėtingi, 3-7 patalpų, sudaro priemenės, seklyčios kamaros. Ir vienas iš tų pastatų stovi ant paklėčių. Kas yra paklėtis? Paklėtis tai toks žemesnis truputį rąstinis aukštas, ar ne? Ir pagrindinės jo patalpos yra virš jo, o apačioje arba podėlis, arba gali būti jau vėliau tarnų patalpos. Bet ką jis duoda? Jis duoda, kad tam pastate yra sausa, ir jame yra smagu gyventi. Ir šitie pastatai yra visų tradiciniai beveik visose dvaruose 16 amžiuje. Jeigu taip žiūrėti pagal mes negalim pasakyti, koks pastatų dydis. Turim labai mažai to metų. Yra galima manyti, kad vis tik jie buvo gana ir dideli, ir gražūs. Yra, pavyzdžiui, 1584 metais Peistrės dvaro statomo namo seklyčia buvo 5 sieksnių, tai yra 9 metrų ilgio ir tiek pat pločio su 7 dideliais langais. Paulius Galaunė knygoje Lietuvių liaudies meną cituoja Telšių Gamžos Jurgio Stanislovičiaus Liudvinovičiaus 1570 metų Virmos dvaro inventoriaus ištrauką, kurioje nurodoma, kad seklyčios pastato patalkas didžioji seklyčia ir didžioji kamara buvo 5 sieksnių, o priemenė 4 sieksnių ilgio. Prieš šį pastatą stovėjo kita seklyčia, kur taip pat sudarė seklyčia, priemenė ir kamara. Ir tie vadinasi pastatai buvo 20-25 metrų ir 13-16 metrų ilgio. Pastatai vadinasi buvo dideli. Bet žinant, kad mes statėm jau ir medinės pilis, tai nereikia ir stebėtis. Ir ta tubelis, kuris, apie meistrus, ką jisai tokia, tai yra tyrinėtojas irgi ir dvarų. Jisai mano, kad taip, kad negalim pasakyti, kokio lygmens mūsų tuo metu buvo dailidystė, bet tai išduoda tam tikri dokumentai, kuriuose yra randama, kokios prekės buvo įvežamos į Lietuvą tuo metu. Ir
16 amžiaus viduryje į šalį buvo vežami daržai, klijai, lakas, geležys, jos dirbiniai, alavas, švinas, varis, įrangis, stiklas. O 16 amžiaus pabaigos skirtingiems darbams naudoti virš 10 rūšių kirvių ir kirvelių, kelių rūšių plieniniai ir variniai pjūklai, kaltai, peiliai, drožtuvo. Net ir turim galvoje, kad įrankių daugiau per visą nagrinėjimą laikotarpį, palyginti greita visuotinė jo adaptacija rodė išsamų turėtų vietos meistrų gebėjimus. Kas yra dėl dekoro? 15-16 amžius tikriausiai dekoras buvo sumišai, kadangi valstybė buvo tokia, sudaryta iš kelių ir iš katalikiškos pusės, ir iš slaviškos pusės, ar ne? Ir slaviškos, ir jau vakarietiškos, matyt, dekoras tarpat maišysi. Dar galima galvoti, kad iki to laiko buvo atklydę ir netgi baltiški, indoeuropietiški senieji elementai, kaip matysime toliau, net jų yra randama 18 amžiaus smulkių individualių dibilėse. Tai va taip. O kas dabar yra? Kas ten viduj? Tose patalpose buvo? Tuščia. Vienintelė patalpa, kuri buvo daugiau įrengta, tai buvo seklyčia. Ta vadinamoji pagrindinio namo didžioji seklyčia. Šiaip pastatai tie trys, jie buvo tokie labai irkis. Po to jie, po gero, būtent jie sudėtingėjo išvystė kitus namus, bet prie mene, aišku, visada, vienoj pusėje ta vadinamoji seklyčia, kitoj kamara. Ir tas pastatas, kuris stovi ant paklečio, jis yra gyvenamas, daugiau miegamas, o tas pastatas, kur stovi ant žemės, yra skirtas daugiau baliavojimui, taip vadinsim. Ir jo seklyčia yra tokia kaip ir didžioji menė. Jo, kamara atsiranda gana vėlai. Jeigu žiūrėti tos Hundaris, kai tyrinėjo tuos pirmosius pastatus, tai kas vadinama ten gryčiom, seklyčiom, pirkiom, jos dažnai yra tik tai vietgaliai, netgi kartais prie menės neturi. O vat tie, kurie jau yra vadinami namais, tie jau yra sudėtingi. Jie turi jau kelias, gali turėti suplyčias, kelias kamaras, arba jau turi tą būtinai menę, būtinai kamarą. Kamara yra kilusi iš kamora, kamelį. Tai tai yra itališkas pavadinimas, išlotyniškas pavadinimas. Ir jis reiškia privačią patalpą. Joje buvo miega. Praktiškai kamaroje pradžioje buvo miegama ir tai buvo visoje Europoje. Lietuva šitą dalyką taip pat perėmė. Taip, aš ten truputėlį toliau mes apie tradicijas pašnekėsim, pamatysim. O šiaip pati seklyčia, kaip jinai buvo įrengta? Taip kaip mūsų kaimo seklyčios Rumšiškėse, dabartiniai 20 amžiaus pradžioj. Suolai, palei sienas, lentynos viršui. Tik kad langai maži, langai be stiklų. Žinokit, stiklas yra labai brangu ir retas, netgi ir Europoje niekas stiklo per daug nedėdavo, tik viršui stikliuko jau čia langinės susidaro. Ir kažkur kampe krosnis, prie kompe suoliukas, stalai, jeigu tai stalų vieta, kur stiklyčia, kur stalai baliavoja, stalai, ir kas dar, jeigu jau ką, tai labai krėskas. Nieko, nei tekstilės inventoriai nieko neminė. Kodėl taip yra? Netgi pas stambiuosius bajorus. Todėl, kad dvaras buvo kitoks. Dvaras buvo keliaujantis. Nei karalius, nei didikai vienoje vietoje negyvena. Jie tiesiog su visų dvarų tąsėsi iš vieno kampo į kitą per visą LDK, per visas savo teritorijas. Dvaras tai buvo vadinamas išvažiuojamasis. Ir netgi yra paskaičiuota, kad tipiškų keliaujančių dvarų valdovų, pavyzdžiui, kuris apačiodavo valdas ir spręsdavo vairius ginčus, turtų ir pareigūnų paskirimu, buvo Vytautas. Jogaila per 48 valdymo metus aplankė 431 vietą. 15 amžiaus pabaigoje didžioji kunigaikštė tapusi Aleksandru šių tradicijos atsisakyta. Valdovas valdė valstybę per administracijos pareigūnus. Tačiau iš sostinių valdovas vykdavo į seimus, karo žygius, diplomatinės, religinės ir rekreacinės keliones, lankydavo gimintes. Štai Žygimantas Senasis, palyginus su pirmtakais, važinės žymiai mažiau. Buvo laikotarpių, kai Vilniuje Krokuvė gyveno iki 3 metų. Trakte tarp dviejų sostinių turėjo po keletą svarbesnių rezidencijų, kuriuose apsistodavo ilgiau. Jas papildė nedideli etapiniai nakvynės dvarai. Atskirą grupę sudarė vasaros ir medžioklės rezidencijos. Ir įsivaizduokite, dabar atvažiuoja dvaras, visas tai stovi tuščia,
pradžioje atvažiuoja kažkokie jo pareigūnai, atsiveža visus daiktus, išdėlioja. Dekius, kilimus, kurie ten ant sienų, visą tekstilę, visus šventuosius paveikslus, pakeičia visą šitą aplinką, tada ateina atvažiuoja valdovas, sprendžia visus reikalus. Ir tos visos kelionės vykdavo, tai yra karavan, gėliuojas viskuo, su vyrėjais, puodais, indais, vaikais, brangenybėm ir viskas vežama skrynios išdėliojamos tose kamaros arba kažkur ir visas ta situacija pasikeičia, bet po to viskas surenkama ir išvažiuoja jie toliau. Va štai šitaip yra, užtat, kai skaitai mentorius, jokio nėra, arba jeigu yra tekstilė aprašoma, idėja aprašoma yra atskirai. Ir šitas dvaras, jisai yra iki 16 amžiaus antros pusės. Ir 16, ir ne vien tik Lietuvoje, tai yra būdinga visai Europai. Tuo metu 16 amžiuje visa Europa laikėsi ispanų taip, tradicijų. Ir 16 amžiuje ispanai būtent antroje pusėje, vidury, galima sakyti, jie keičia savo tradiciją, pradeda Madride reziduoti ir iš to Madrido nevažiuoja. Visa Europa seka, kadangi jau jie kaip visada pavyzdys, visa Europa seka jį pavyzdžių. Ir viskas. Tada pradeda kurtis tos vadinamos rezidencinės sodybos, kuriuose kaupiami turtai, kurios yra jau nebeparduodamos, neįkeičiamos, nenuomojamos. Tai yra ta tėvoninė sodyba, kurią bajoras, kurios atsisako tik ypatingų atvejų. Va tada tai, ką mes dabar įsivaizduojam, atvažiuoja į dvarą, ir paveikslai, ir visokios grožybės, ir visa kita, visa tai tik nuo 16 amžiaus antros pusės. Kodėl šita buvo tokia tradicija daug tų pastatų, ar ne? Iš kur tai? Kodėl tai? Iš kur tai visa atsirado? Ir va štai tai yra pas mus, nes kitur, aš nežinau, lektai pavyzdžiui, savo literatūroje apie tai nekalba. Štai eilutė iš 1387 metų, kai yra krikštas ir Jogaila bajorams suteikia privilegiją. Kiekvienas priėmęs katalikų tikybą, karys ir bajoras, alių palikuonis, bei teisėkiai paveldėtųjų turės pilną ir visai kariopą teisę valdyti, parduoti, dovanoti pagal savo laisvą valią į lorą. Pilis, svarščius, kaimus ir viską, ką iš kikų palikimo valdo. Pagal seną paprotį karo žygis pasilieka kiekvieno pareiga. Vadinasi, viskas, kas buvo statoma, visa architektūra nebuvo tuščioje vietoje. Jinai jau rėmėsi stovėjusių kažkokių statinių pagrindų, jinai rėmėsi jau tų kilmingų kažkokių žmonių, bajorų iki to karo vadų patirtimi. Ir va ta karo vadų patirtis ir davė visą šitą situaciją. Ir va ką mes dar žinome, jau dabar jau iš istoriko, tai va... Kaip ir Mantas Petrauskas, istorikas, ar ne, yra sakė, kad elito šaknys siekia identinius laikus, tai visuomenės politinė struktūrė pagrindinį vaidmenį vaidino vedybinių ryšių saistomi giminių klanai. Mafija. Ne? Šeimos mafija. Ir ta mafija gyvena visą kartu. Ir yra toks dalykas, netgi yra kažkokių jau ir truputį vėlesnių 15 amžiaus keliautojų pastebėjimai, kad atvažiuoja į dvarą, o jie tik ne į dvarą, į kažkokią tai žmogaus kilmingo ar turtingo sodybą, o jie tikrai neapsigyvendavo pas tiek keliautojai iš Italijos, Prancūzijos, iš kažkur Vokietijos. Jie neapsigyvendavo pas valstiečius, jie vis tiek apsigyvendavo pas turtingų žmonės, kaip ir dabar. Yragi pastebėjimas, dabar aš nepasigusiu pavardės, kas yra atsiminimuose parašęs apie kelionę, kad yra vienas didelis pastatas, kur visi renkasi, o po to visų šeimos narės, šeimos tos, kurios priklauso visai tai įdiminiai, išsiskirsto namboti į klėtis. Tai va yra tų kelių ta vagė. Ir tai turėjo būti, nes kadangi ne visada visi kartu, kažkas kažkur ir kažkaip, bet kartais jie suvažiuodavo ir visi turėdavo dirbti. Tai va yra.
Ir vat būtent tokia gyvenamoji struktūra ir buvo perkelta į tos pirmosios greičiausiai Bajorijos dvarus. Medinius, aišku. Nuo kada tai ši sankloda? Nežinau, ar ne? Bet istoriniai duomenys, tai yra archeologas Vytautas Daubutis, 11 amžiaus jau randa visų tipų pastatus, jie netokie drapi, netokie sudėtingi kokie, bet būtent funkciniai tipai jau visi egzistuoja. Ir mes turim vieną tokį šaltinį, kuris yra mūsų kaimynams skirtas, tai yra Kuršė. Jie Kuršiai gyveno, ne tiek Kuršių nerijoje, bet tie, kurie gyvena Žemaitijoje, truputį aukščiau. Tai jie Kuršė, tai yra Egilio saga, kurios rankšraštis Islandų. Egilio saga rankraštis datuojamas 1240 metais, nors rašo apie jį 90 amžiaus įvykius ir rašo taip toks Egilis Islandas. Pirmiausia, atplaukė prie Kuršių krantų, pirmiausia prekiavo, o po to jau plikšti. Ir jisai patenka plikšti, ateina į tokią sodybą ir toje sodyboje jisai juos ten Kuršiai pagauna, uždaro įsvirną, tarp kito, kuris buvo kelių patalpų. Tokioj duobėj įsvirno palaikyti, bet jie pabėgo ir jie tuo metu visi šeiminykščiai baliavoja. Ir yra stovi vienas didelis puotų namas, balių namas, šalia yra virtuvė, Egilis paima sausą šaką, į virtuvėje įdeda ją į laužą ir uždega to namo stovą, kuriame visi puotavo. Žmonės puola bėgt laukan, visus ten žudo, pasiema daug turto, o tiesa, o prieš tai dar jisai mini, kai jis pabėgo, kad šalia yra pastatas, kuris yra dviaukštis, kurio pirmame aukšte yra lobynas, daug aukso ir sidabro, o antrame aukšte tarnai tuo metu poną plojo patalus. Tai aišku, tarnus iššudė, į pirmą aukštą įlindo, aukso kiek galėjo panešti prisisėmė ir buvo segavyje labai patenkinti, Egilio sagoj visą tai prašė. Tai va taip, bet ką mes iš to sužinom? Mes sužinom, kad yra virtuvė jau, kad vienas puotų namas yra jau, kad miega ponas dviaukščiam pastate klėtyje, kur apačioj lobynas, antram aukšte yra patalpos ir kad jis turi tarnus, kurie kloja, vadinasi, tai yra turtinga. Ir sodyba dar tiesa buvo aptverta tvora ir ten dar daug ūkinių pastatų. Ar tai buvo išimtis? Nežinia, nes jūs čia matote kažką panašaus Prancūzijoje. Tokia. Galbūt tai buvo visoje Europoje. Ir suprantat, kai nėra duomenų, tu nežinai. Atrodo, kad mes gyvenam izoliuoti. Greičiausiai mes niekada negyvenam izoliuoti. Ir visada maišėsi visos tradicijos. Bet grįžtame atgal prie, pagrindinis, kas pas mus įvykis, tai yra krikštas Lietuvos. Ir tas Lietuvos krikštas lemia tai, kad 15 amžius prasideda visų apimančių pokyčių epocha, kaip jį pavadino Jūratė Kiaupienė. Mes jau nekalbėsime apie ten visus tos istorinius dalykus, tam laiko nėra. Čia ir Lietuva, ne darklio, bet pėsti, bet sparčių žingsnių žengia Europą, taip kaip žengiam dabar. Istorija nesikeičia. Susiformuoja ten ir išsidiferencijuoja luomas, mes turime bajoriją ir stambius, ir vidutinius, ir smulkius. Susiformuoja tradiciškai suprantami dvarai. Tai reiškia, kad bajoras prie savo valdoje įkuria palivarką, kuriame valstiečiai atlieka prievolės, o valstiečiai tampa pučiavais. Įvyksta galutinis valstiečių pivalčiakimas. Taip jau yra. Lotyniškos kultūros laida, mes atsisupam į vakarus ir architektūroje renesansas. Ką tai dalį? Naujovės. Nuo to momento į Lietuvą naujovės visos ateina iš vakarų. Ne iš rytų, o iš vakarų. Ir
kaip jos ateina? Jos ateina per karaliaus dvarą, per pažintinės ir ne tik keliones, nes jau nuo 15-16 amžiaus, jeigu 15 amžiui ir 14 amžiui dar nesvarbu, kad mes kariavom su vokiečiais, ne kryžiuočiais, bet mūsų jaunimas vis tiek, kad tuo momentu, kai nekariaudavo, važiuodavo į jų turnyrus, tų didikų. Ir įrytė turnyrus, ar ne? Tai jau 15-16 amžiaus sandoroje jaunimas važiuoja stažuotėm į kitų karalių dvarus europinius arba studijuoti universitete. Ir dėl to jau mes 16 amžiaus antroje pusėje, 17 pradžiai, turime labai aukštą išsilavinusių didikų sluoksnį, kuris jau tada gali sau leisti statyti ypatingus dvarus, bet tai tas tik sluoksnis, o visa kita mediniai. Taip. Ir taip pat bajorijo diferenciacija, ar ne? Griežtai hierarchinė vertikali. Ir sklaidos kryptis. Kaip? Atneša tau naujovę, ją perima karalius, į karalių žiūri didikas, arba pas didikas dar jau žiūri, bet į kitą karalių kitoj šaly, iš jo ima mažesnio turtingumo didikas, pusdidikis, taip vadinamas, ir po to toliau nueina iki pačių mažiausių, ir tada jau tik tai laikas skiriasi. Ir ką mes turime? Per karaliaus dvarą. Mes žinome, kad mūsų karalis, tai su kuo? Su Italija vis buvo surištas, ar ne? Bonas Sforza iš Italijos, visi architektai iš Italijos. Ir greičiausiai Italijoje, tie projektuodavo ne tik tai jūrinius dvarus. Yra Viršupis, buvusi karaliaus vasaros rezidencija, kažkur dabar, kur yra tas žiedas troleibusai, kur sukos Antakalnio gale. Ten kažkur, bet nerado. Ir poras dar kažkada tyrinėjo šitą vietą, apie tą vietą, ir jisai dar buvo radęs pamatus. Tai va ten buvo ta vasaros karališkoji rezidencija. 1581 metų plane, tam Vinputiniam, šitoj kampoje, įvažiavimas į tą rezidenciją, tas pačios rezidencijos nematom. Nematom, kokie pastatai stovi, tik įvažiavom. Bet mes žinom, kad, pavyzdžiui, yra istoriniuose šaltiniuose Žygimantas Augustas 16 amžiaus viduryje išplėtė išpuošę didžiųjų karalių kunigaikščių Viršupio vasarvietę prie Vilniaus. Apklauso tam apraše teigiama, kad už pusės mylios nuo Vilniaus karalius Žygimantas Augustas pastatė karaliaus sūnus medinius tuktus tam, kad galėtų pabėgti nuo miesto rūpesčių ir pailsėti. 17 amžiuje gyvenęs Zeijeris rašė, kad puikūs mediniai karaliaus Žygimanto rūmai buvo prie miško, netoli Viršupio upelio, pastatyti prakopoms ir poilsiui. Prie jų yra žvėrynas, kuriame nors ir daug išlaidų laikoma įvairių žvėrių. Ir 1853 dar kokių poras mato jų liekanis. Mes apie rūmus nieko tik tiek ir žinome, bet mes žinome, kaip atrodė karališka vasaros rezidencija prie Gardino, kuri taip pat buvo medinė. Ir va štai, rezidencija sodybos dalį supo apie 3 metrų aukščio gontais dengta tvora. Šios dalies centre stovėjo puošnūs mediniai rūmai, ansamblio kompozicinė išilginė šis takas atitvertas tvora su viršutinė ažūrinė ketetų balesino baliustrada jungia pagrindinius vartus į pastatą. Tako tąsa kitoje pusėje dadė laukus, į kairę po tatų ir pastato buvo itališkas sodas sudalintas į 4 dalis. Daržovių soda, vaisių soda, vaistinių augalų soda ir tvenkinių. Mediniai rūmai buvo centriško plano, simetriški su keturiais įėjimais ir primenėmis kiekvieno fasado viduryje. Pastato centrinėje dalyje kilo dviaukštis salės tūris, apie 20 metrų pločio lydo salė buvo apšviečiama pro viršuje esančius langus. Aplink salę buvo subūpuotos ir amfilada sujungtos apartamentų pastatus. Ir štai mes praktiškai pagal inventorių, jis yra išlikęs Minske archyve, yra atkurtas karaliaus vasaros rezidencija prie Berbino, va štai planas toks, ar ne? Ir čia jau šalia Sebastiano Serlio teorinius rūmų italų renesanso, ir Serlio renesanse labai populiarus Sebastiano Serlio teorinis rūmų planas apie 1537 metus. Plika akimi ir nespecialiai matom, kiek jie yra panašus. Ir žinai, kad taip,
Nu, gerai, toliau. Kas vyksta tarp mūsų didikus? Pas mūsų didikus ne karalius. Na, mes žinome, kad kas yra didikas? Didikas tai yra visų pirma riteris. Tai taip Sripovskis ir rašė, kad kas yra didikas? Didikas yra riteris. Ką riteris turi turėti? Atributiką pilmę. Ir pilis įprasmina verką pagarbos bajoro kilmę, aukštą visuomeninį staskutą atitinka pilies šeimininko kario lykerio įvaizdį. Buvo pilis, jos stovėjo ant piliakalnių ir tai buvo sritinių kunigaikščių. Sritinių kunigaikščių, po to didžiojo kunigaikščio vietinių. Tai yra tada, kai dar mes kovojame su vokiečiais. Bet 15 amžius viskas. Jau karai baigėsi po Žalgirio mūšio, kaip ir visai karai vyksta valstybės periferijoje kažkur. Šičia jau, kur yra centras, kur Vilnius yra sostinė, ramu, bet mes statom pilis. Iš vis yra ramu, netgi tarpusavy nėra kažkokių didelių vaidų, kad tam užmuštume ir reiktų tai daryti. Tiesiog pilis yra kaip įvaizdis tavo padėties visuomenėje. Bet jeigu iš čia matot pilį, kuri yra 15 maždaug 14 amžiaus ant piliakalnio, tai įsivaizduokit, tada jau ir viskas yra ramu, tokio pačio vaizdo dvarų sodybos yra kūriamos lygumoje patogiose vietose. Tai jie sudaro dvi dalys. Pagrindinis pastato kiemas, kuriame gyvena jau tos pilies valdovas, ir šalia yra patarnaujančių žmonių kiemas. Iš dviejų tokių daliukų. Dar yra ūkiniai kiemai, bet jie yra už viso šito dvaro ribų. Tai ir šitą, jeigu paimsite ir nukesite į lygumą, kur nors ir padėsite, tai taip atrodys tuo metu didiko pilis. Pagal tą patį Petrauską yra sakoma, kad Lietuvoje didžioji dalis dar buvo įkurti, nebuvo šalia senųjų pilių, tų sritinių kunigaikščių. Jie buvo įkurti apskritai naujai, leidus pačiam valdovui. Ir pradėto statyti tik 15-16 amžiaus sandūrą. Jie nesisėjo su 13 amžiaus kunigaikščių pilimis. Būtent ir Lietuvos pilies dvaro perinamumas, tai visa europinis reiškinys, ten tiesiog pilis nulipa nuo piliakalnio ir atsistoja šalia. Čia buvo grinai toks, formalus, vizualinis, nes jos naujai kūriamos, bet turi tokį vizualinį vaizdą. Ir kas tam maždaug, netgi jeigu ta pilis ir nebuvo tokiam aukštom sienom jau aptidariama, tam 15 amžiui, vis tiek jinai buvo už visa sodyba tokia uždaro charakterį. Įvažiuoji per vartus, tvoros, tartais kosos aplinkui, viduj stovi įvairūs pastatai. Ir kaip atrodė maždaug, kur tu vien dvaras mums yra 1592 metais. Aš jau neskaitau, pavyzdžiui, kam priklauso ir ką, nes tiesiog tik architektūra. Sodyba priklausė 27 pastatai sugrupuoti 3 pagrindiniuose kiemuose – dvare, dvarelė, klonoje, bet dabybinėje dalyje. Į dvaro inventorių įtraukta bažnyčia, varpinė ir plemonija. Į pagrindinę kiemą iš miestelių vedė didieji vartai, statinys su kamara virš varstomos dalis. Perimetrų stovėjo keperi namai, kurių du buvo pagrindiniai, pavalušas, tai toks dviaukštė klėtis, su prieangiu ant stulpų grotuotais langais, paprastai naudojamas buvo kaip lopinas tais laikais jau. 2 arklidės, bravaras, virtuvė. Prie vieno iš namų, kurio struktūra tipiška ūkvedžio namui, stovėjo didelis 2 aukštų svirnas, šalia baro kiemo buvo plonenoje vedė vartai, joje daržinė kūlimui ir jauja su priemenė taip pat kūlimui, 3 daržinė šienų, 2 numai, skirti javams sukrauti, neaiškios pakirties pastatas chyža, dvarelį inventoriuje įvardijamo dvarės yra buoro, situacijos inventorius nenurodo. Kas yra? Dvarelis paprastai būdavo toliau. Jis nebūdavo praktiškai dvarelis, tai yra gyvulių ūkį aptarnaujanti dalis. Ir pradžioje nebūdavo šalia. Ja, kažkur laukuose, ir tai būdavo logiška. Po valakų reformas mes jau turim trilaukę seomaną europinę, ar ne, trilaukė, trilaukį, tą modernųjį trilaukį, ne, Kam buvo skirti gyvuliai? Gyvulių pagrindinė pareiga buvo gaminti mėšlą, vadina trašą, laupams tręšti. Ir tada, kad gyvuliai labai gerai, jeigu jie buvo kuo arčiau laukų. Bet po to buvo kažkaip jie, buvo tetas jau distanti sodyba ir prie pagrindinio sodybo dažnai.
Dvarelė stovėjo šeimyninė, numa, sūriniai ir tvartai. Tai tradiciškai iki 19-20 amžiaus pradžios, kurioje tilpo 18 arklių, 7 kumeliukai, 21 lepinis jaunas, jautis, 34 melžiamos karvės, 53 kiti robočiai, 86 avis, 8 ožkos, 13 kiaulių, 33 kiaulės, 60 žąsų. Kiemas buvo aptvertas ir turėjo vartus. Va štai jums toks stambus dvaikas. Dar prie ko, pagrindinio kiemo prieiga supo 4 tvenkinių sistema, greičiausiai skirta žuvų veisimui, nes į miestelio prievolės miestelėme įėjo žvejyba. Ir jeigu žinote Kurtuvėnus, jeigu buvot Kurtuvėnus, ten iki dabar yra žuvyvaisius tvenkiniai. Tai va žinokit, jie yra nuo 16 amžiaus pūkai. Visą laiką tam buvo žuvyvaisa. Va kokia, jį nacionalinė tradicija. O jeigu taip turėtų mažą dvarelį, kaip atrodo, pavyzdžiui, mažas dvarelis? Taip. Nupulvos dvaras Kauno pavieto, 1594. Pono namas 2 galų su priemenė prienkių puoštų bejarogė ir prie priemenės pristatyta arklydė. Arklydė priemenės, tai jau kas sandėlio stovėt? Bajoro žirgas, nes bajoras karys, žirgas yra daug kaip dabar, kaip mūsų kare. Taip. Po namų buvo medinis rūsis. Toliau prašome šeiminę su dubminė pirkę, kitapus priemenės esančią pieninę kamarą, pagal lūšas, vėl tas beaukštis. Stovėjo ant pakličio, buvo užrakinamas. Matyti, jame buvo laikomi visi vėliau išvardinti brangus daiktai, dokumentai, keletas rūbų, sidabrinių daiktų ir neįtingausi karo amunicija, sedas kardas ir 2 balnai, turkiškas ir kazokiškas. Kieme taip pat stovėjo 2 klėtis, kurių vienam pakličio nume laikyti gyvuliai, 6 jaučiai, kurių 2 rėmėjai, 4 merčiamos karvės, 5 vienetai prieauglio, 5 avys su ėriukais, alinas, 12 kiaulių, 3 vištos, 3 žąsis. Netoli namo buvo pirtis su saliklinė, nedidelėme sodelė augo obelis ir slyvos. Tame pačiame kieme buvo pluonas, tai yra jauja su padu ir klėtelė bei 16 žardų. Jeigu jūs po to žiūrėsite smulkų bajoro saugipėlę, tai ir 19 amžiuje nekam kitaip jinai patrauks. Tai štai, bet kaip? Čia smurkalai bajoro buvo. Vis tiek, renesansas daro san. Na ir vis, kai sako, ilgai muši, tai rymuši. Tuo metu atsiranda daug literatūros skirtos bajoram, kurie turi skaityti, žinoti, kad tas jų sodyba atrodo. Ne kaip, kad aptverta tvoromis, tuščia viduj, jokio žaidinėlio, baisu. Renesansas ko reikalavo? Vilos tipo užmiesčio ir priemiesčio namo, skirto maloniam gyvenimui ir kūrybai, per interjero detalės ir ločias ir perkalas, susiliekti su aplinka, sodų bei gamta, kuriame proporcingumo tvarkos bei simetrijos dėka atsispindėtų Dievo įdėtos onijos tiesos. Ir Bostomskis, vietinis autorius, bajorams rašo knygą, aišku, skaityti galėjo ne visi, tik tie, kurie mokėjo. Bet jau 16 pabaiga, 17 pradžia, net ir tarp smulkių bajorų yra žmonių, kurie jau išvažiuoja ir išsilavinimą turi. O jau vidutiniokų ir kad daugiau, o jau tarp stambių visi raštingi ir netgi išsilavinę smarkiai. Tai va, Bostomskis, jisai aprašo idealią sodybą, kurią turėtų Lenkija, ne Lenkija, o Lenkijoje ir Lietuvoje pasistatyti. Dvaro sodybos pagrindinėme kieme turėjo stovėti vienas pagrindinis kruopščiai suręstas. Vienas pagrindinis. Gerai matomas, gražiai atrodantis pono namas. Jame kambariai ponui, žmonai ir vaikams. Visos funkcijos viename pastere. Žiemą šilti, vasarą šalti, taip pat patalpos svečiams, podėlių ir tarmats. Dvaro kieme centre vanduo suvaldytas, greičiausia fontanas. Prie namo virtuvė, prie tvenkinio pertišonė ir klydė, šunytė. Virš namų tikslus laikrodis. Pro sodybą turi tekėti skaidrus greitas upelis, už namo taisyklingo kvadrato konfiguracijos daržas, gar toliau sotas, nemažiau kaip vaismedžių eilių. Ir aš ten šalia jums įdėjau vilos ir jos aplinkos itališkos 1600 metų piešinį. Ir kai skaitai Bostomskį visą šitą dalyką, visus tuos elementus ten tam piešinyje melbiai randi. Ir va štai šitokie dalykai, jie aišku davo įtaką viskam. Bet tradicija yra tradicija. Ir štai yra netgi jinai net nežinia kodėl. Tie pastatai, kurie buvo keli, jie vis dar išlieka.
Delekičių namas. Tai yra viena pagrindinių radvilų rezidencijų. Ir vis tik mes ten turim medinį rezidenciją, tai jie stato biržus, jie stato aplinkui mūrinius statinius, bet jie taip pat ir turi ypač prašmatlią medinę rezidenciją, kuriame greičiausiai labai dažnai gyvena, nes ten šiltai patogu. Tai štai, ir jie tiesiog tie namai yra ištobulinti, bet jie dėl išlieka du. Vienas rezidencinis, o kitas yra tas vadinamasis pietų namas. Kas naujo? Naujo, aišku, interjerai pagal renesansą. Kas dar? Apartamentai. Atsiranda skaidomas namas, pavyzdžiui, tas, kur ant paplečio gyvenamas, jame atsiranda apartamentai. Apartamentai irgi ateina tai vakarų gyvenimo sistemos dalis iš planarno. Vienoje pusėje apartamentai ponai, kitoje poniai. Tai yra kunigaikščiai ir kunigaikštieniai. Ir kas yra? Apartamentus kas sudaro? Tas vadinamas prieškambaris, antičembe, po to ten pagrindinis kambarys ir tas garderobas arba C, kaip jūs tam tą vadins, jie ten menų žodžiai. O jeigu ir dar virš namo to viršui yra salių. Salė, kuri invertoriuose, kaip skaitai, kartais ir nenaudojame, nes ant baldai, pavyzdžiui, spragti. Nes jau mes turim tą laiką, kai jau čia rezidencijos sodybos pamuojas. Bet salė antrom aukšte Italijoje labai populiaru. Panuvažiavau, pažiūrėjau, atvažiavau ir pas save nusidėjau. Padariau tokį namą. Ir aš turiu salę. Tai jau gaudėsi čia netgi trečiam, nes pirmas aukštas yra kur paklėti starnai, po to pagrindinis aukštas, o jau trečiam salė. Ir, pavyzdžiui, toks panašus, kitas namas, kuris vienoje pusėje yra apartamentai, kitoje pusėje tai jau vadinamoji didžioji stalų menė. Ir va čia reikia pakalbėti apie stalų menę. Reikia žinoti, kad iki klasicizmo atėjimo valgomoje taip tokio funkcinės patalpos nebuvo. Klasicizmas atneša patalpų funkcijas. Praktiškai tik nuo klasicizmo prasideda, kad kiekviena patalpa turi tam tikrą funkciją. O valgydavo, kur norėdavo iš principo. Aišku, didžiojoje, pačioje didžiausioje menėje, tai ten būdavo ir valgyk, bet ten būdavo ne tik. Ir va ta didžioji vadinamoji stalų menė, tai buvo tokia daugiafunkcinė patalpa. Ir apie ją, kažkur tai aš turiu, yra 17 amžiaus vidury, Krokenauka būdamnyčia yra taip apibūdina 1659 metais. Knygos autorius taip rašo. Visų pirma, tai pagrindinė menė. Joje džiaugsmingas bradestis, gera draugija, užsiėmimai su draugų, turtai ir didybė. Todėl ji turi būti ir linksma, ir puošni, o taip pat parodinti aukštą šeimininko statusą. Apie valgymą lyg ir neužsimama. Kadangi, aišku, ten daug stalų ir turtai ir didybė, tai ten būdavo įpatavimą ir ne. O dabar, jeigu grįžti prie kaip atrodė, pavyzdžiui, interjerė, ir apskritai tie pastatai. Kaip Delekičių namai atrodė. Pirmasis namas, Dom Kryžovai vėlgi taip vadinamas, kuris stovėjo tas ant paklečio, turėjo abipus priemenės įremtus vienodos sudėties apartamentus, per vidurį buvo priemenė, į kurią eidavo per prieangį ir į pagrindinę aštupį gyvedė dvipusį šoniniai laiptai, čia taip ir pavaizduota, čia ne aš sugalvojau, Reikimovičius šiek taip nupiešė, biškėstų jam priekaištų, nes stolas pagalvoje tada toks nebuvo, be kepto. Gerosios patalpose stovėjo glazūruotų žavių koklių krosnis ir šydėjai. Priemenėje kilo du didėjai kaminai. Tarp kitko, koklis buvo atvežtos iš Turkijos, iš Italijos, už Trupildorį. Viename jį buvo ugniakuras maisto paruošimui prieš paduodantį stalą. Maistas buvo gaminamas atskirame virtuvės pastate. Laiptai vedė mezoninę iš pirmės įrengtą salę. Ją apšvietė 14 langų. Stogą dengė bontai. Dideliai stiklinti langai turėjo puošnias tapytas langinės. Stiklas buvo įvežamas, Lietuvoje nebuvo stiklų. Krosnių kokliai buvo atvežti iš Turkijos, o žirnių kokliai buvo vietos ir italų meistrų darbo. Apartamento pagrindinio kambario sienos buvo išmuštos užsienietiškais auginiais ir oda ir rėmintais aukso pavadais. Patalpas puošė paveikslai, graviūros ikonos. Virš priemenės kilo salės 20 magijų. Čia vieną kartį. Patiriu? Atsiprašau. Taip matot, kaip atrodė čia medinės rūmas.
Prieš šį pastatą kitoje kiemo pusėje stovėjo stalų namas. Jis sudarė 13 patalpų, kurių pagrindinė buvo stalų menė su 11 langų ir balkonų muzikantams. Iš priemenės laiptinė kilo į mezoniną, kur taip pat buvo įrengta iškilminga salė. Štai va tokie du mediniai statiniai ir tradiciniai, jie tiesiog išsivystė iš to. Bet kadangi, kaip mes sakėm, viskas keičiasi ir tai yra 17 amžiaus pradžia, tada jau, sugrįžta tie žmonės, kurie išprusimagavo įvairioje vakarų Europoje ir yra susipažinę su estetika ir su viskuo. Ir turim vyskupo Valavičiaus Verkių rezidenciją 1620 metais, kuri yra aprašyta poetinėme Pranciškaus Sitanskio aprašyme. Čia yra Valavičius, o jau tas paveiksliukas, tai jau čia iš 19 amžiaus, jūs nežiūrėkit, aš tiesiog įdėjau kaip tą vietą, kur tai buvo. Tai va, kas yra Eustachius Valavičius? Gimė 1571, tėvas Kalvinas, motina stačiatikė, o jis patampa kataliku, studijuoja Italijoje, Paduvos ir Perudžiaus universitete, teisę Romų teologiją. 1597 grįžo į Lietuvą, buvo Trakų klebonų valstybės referentoriumi Seime. Korespondencija su paties aukščiausiais humanizmo asmenybėm, Juliu Lipskiu ir taip Liuksijų ir taip toliau. Ir štai kas yra aprašyta toje poemoje, kuriame skiriama būtent aprašyti puošnumą visos sodybos. Gal reiktų pradėti praktiškai aišku nuo namo. Stuko aukštas pastatas eglinėmis sąsparomis, o sunertus senolius dengia margos malksnos. Viduje atsiveria sumaniai pastatytos menės, vos jas pamačiusių akis prikausto lubos. Tai reikia suprasti, lubos buvo greičiausiai visos su polikomija. Dar jis rašo to. Ir kas, kaip būdinga to meto barokui ir renesansui, vis salės yra ne tik kad išpuoštos, bet jos yra visos dar išrašytos sentencijo. Ir kokia virš durų į pirmąjį vyskupą menę buvo aistringas kreipimasis į Kristų, maldaujant paramos sveiko protų. Virš durų iš priekio į kitą vyskupo menę buvo įrašas patikinantis, kad bičiuliams šios durys visada atviros, kom nedraugams nevalia įžengti. Pirmoji vyskupo menė buvo įrašų ir ant sienų, ir abiejų lubų. Įrašai paimti iš Ekleziasto patarlių ir išminties knygų. Vienas iš šių įrašų, interpretuojantis išminties knygos tekstą, atskleidžia Valavičiaus apmąstymus apie senatvę ir gyvenime pasirinktas vertybės, nes pagarbos verta senatvė ne ta, kuri ilga ir ji nematuojama metų skaičiumi, bet žmogaus išmonė yra jam žili plaukai, ir nesutaptas gyvenimas, tai jo senatvės apšus. Vat štai tai. Arba prie stalų medė, ne? Čia sentencijų tematika labai įvairi. Pavyzdžiui, buvo praktiškų patarimų, jei greičiau patarlių kreipimas į svečius, kviečia juos vadovautis išmintimi, žvalgumu. Pavyzdžiui, ant sienos prieš duris buvo užrašyta: daugiau protų nei fortūna reikėtų pasitikėti. Arba štai nedidelės jos viena iš sentencijų skelbia: nedidelis ir saikingas valgis naudingas ir kūnai ir sielai. Žodžiu, tai vat yra taip, bet prie viso šito, jog buvo rūmai, stovėjo nepaprastoj aplinkoj. Valavičius bandė tiesiog ją padaryti ypatingą. Ne iki tokio lygio, kad jis išlygino kalvos reljefą, privežė žemę, užsodino ypatingų gėlių, kadangi viršui tai viskas vyksta ant kalvos, o reikalingi fontanai, jis organizavo mechanizmą, kad pakeltų vandenį iš apačio tęsančio upelį kalvą. Jeigu kas buvo Verkiuose, taigi tą gal aukštai. Žodžiu, ir kaip tas Sitanskis rašo, Verkių kalno nusikaltimas, teismas ir bausmė tokia buvo jo. Kaltė, atsikišusi kupra užstojo nieko udėtą langą, nereikalinga žemių krūva užėmė naudingą plotą, iškilaus kalno papėdė buvo kilus jeinis, ten nugabartas nukasto kalno dėmėtinas lavonas. Ir maždaug tokiam stiliu visą šitą aprašęs eime.
Kaip manai, kiek buvo atvežta girgždančių vežimų derlingos žemės smėlyn bei pagerinti? Sumaišyti mėšlas, dumblas ir molis buvo išsklaidinti ant sausos kalvos. Nu va. Čia dėkingame plote skuba įsikurti augalų karalystė. Nuo žiedų svorių linksta stiebai ir pavasario vilionės pažiūrė sumargavusi žemę. Čia išsiskiria žibuoklės ir rožės, kasdienės dovanos svečių. Yra ką nusiskinti švelniais pirštais. Žolynai susodinti mandarinto dingai. Štai kaip. Ir tai yra šalia. Deledzičiai, kur ber tokia, ar ne? Ir čia tas laikotarpis. Ir jau Baladičiaus Rebekiurės lekcija. Nes tai maišosi, tai yra maišosi 17 amžiaus pradžia. Barokas, renesansas ir netgi gotikos, žinome, elementų dar yra tuo metu. Ir kaip mes intensyviai einam pagal savo tą kultūrą Europą. Jeigu žiūrėkit, pavyzdžiui, gotika, ar ne, Europoje nuo 12 amžiaus, pas mus duokdėda nuo 14 fragmentai. Renesansas 1436, pas mus 16 amžiaus vidurys, ten taip. Barokas. Lietuvoje 1,5-8. Praktiškai susilygino. Ir aišku, visa šita informacija, jinai galų gale padaro savo. Ir ta kas. 17 amžiaus antros pusės sodybos vaizdas. Sodyba jau, čia yra turtingo dvarininko sodyba. Tai yra Medekšo abrisas, tai yra Medekšas buvo vieni iš to tokių Kauno pavietą žymesnių šeimų. Ir ta sodyba stovėjo kažkur netoli Kėdainių, yra tarp Medekšas miestelis, vietovė, netoli Kėdainių, kai važiuoja, yra ženklas. Ir toje sodyboje jau mes matome, kad jinai nėra ta, tokia kaip pilis su fosom, su aukštom tvorom, su bokštais. Yra du kiemai, ašyje stovi puošnus namas, sodyba yra atvira, šalia yra sodas jau, želdiniai. Ir 17 amžiaus vidury jau susiformuoja toks tipinis kiemo sudėtis tipinė. Bajorų namas ašyje, svirnas grūdams, kitoj pusėje lobynas, jau tas vadinamas pavalušas. Ant kampo yra, jeigu jūs matot, gerųjų arklių arklytės staine, kitaip sakant. Ir tas staine, jeigu tai pažiūrėsit, labai dažnai sodybose tuo metu būdavo būtent prie įvažiavimo ant kampų. Yra šeimyninė greičiausiai, čia viskas taip surašiau, aš pagal kaip architektūrą maždaug atrodo. Tarmų namas, vienu žodžiu, už jo ūkinis kiemas greičiausiai vis tik tai Klonėna, nes jau Kėdainiai tai yra arčiau Žemaitijos. O nėra šalia taip pat dvarelio, gyvulių ūkio mes čia nematom, vadinasi jis kažkur. Iš ko pažinti gyvulių ūkį? Jeigu taip žiūri plane, tai yra iš to diendaržinio lietuviško tvarto. Kada, žinot, tokie dideli vartai su vidiniais kiemais arba su pusiau vidiniu kiemo arba tvartų dalis kažkokia aptverta tvorom. Tai va tas diendažinis tvartas ir jeigu tu žiūri ir pamatai tokį statinį, tu gali būti įsitikinęs, kad ten va toj vietoje yra jau tas dvarelis. Trumpas statybos mokslas 1659 metais jau diferencijuoja visus turimus pastatus. Tai yra pilis, rūmai ir namai. Pilis tai karaliaus ir didikų rezidencijos, dabar jau mūrinės. Rūmai tai yra būriniai 2 aukštų pastatai. Namai mediniai 1 aukšto pastatai. Žodžiu, išliekant tas pats tvirtumas, patogumas, grožis ir tradicijos galia. Vis dar reikalaujama, kad visos patalpos būtų viename pastate. Vadinasi, dar būdavo ne. Nes, kaip jisai rašo autorius, negalima per kiemą į pagrindinį tą stalų menę per kiemą bėgioti. Tai yra nepatogu, tai negražu. Taip, kad tradicija vis dar egzistuoja. Iš to laikotarpio ir susiformuoja tas toksai, jau tradicinis dvaro namas. Tai yra Staškūniškio dvaro namas, tai yra priklausęs iš Skorulskių perpirko Samuelis Šadurskis. Pastatas yra išlikęs, kai jis yra pakeistas stokas, pakeistas prieangis, bet va ta dalis, kur yra langai, ar ne, pagrindinė, dideli langai. Štai žinokit, yra 17 amžiaus pabaiga šitas statinys.
Deja, jisai mūsų valstybė praktiškai nereikalingas, dabar jisai jį privatizavo, privatizacija labai nesėkminga. Dar tada, kai jisai buvo neprivatizuotas, priklausė Širvintų savivaldybė ir gyvena ten toksai tvarkingas chronis, turiu pasakyti. Jis apipjaudavo žolę, tą namą prižiūrėdavo. Nors, buvo toks vaikinas su vakločiam, su bambaliais vaikščiodavo, bet buvo tvarkingas pūko žmogus. O dabar jisai savininkas gyvena Vilniuje, sako, jis nusipirko tą namą kaip, kūrą. Bet kadangi paaiškėjo, kad jisai negali jo, tai taip ir apleido. Ir jis jau dabar, nežinau, jeigu nori nuvažiuoti. Iš principo atrodo, kas jisai, visas nugyventas, bet kažką tokio turi, nes kai nuveži žmonės, visiems palieka įspūdį. Jau atrodo antiek nušniaukštas. Į pietinėje pusėje sieną pasėdus, nes kur saulė ir lietus, tai labai reikia viskia. Jeigu jisai yra apie 1686 metus statytas, tai seniausias mūsų medinis dvaro rūmas. Pastatų aukštis nerealus, kažkur patalpų aukštis apie 4 metrus. Tai buvo tikrai puošnus statinys kažkada ir visai taip. Vėl langų dydis, juk žinom, kad stiklas tai buvo brangus, aišku, ten sutažymumas tai nelyg. Daug kas čia reikia. Ir dabar planą. Pasižiūrėkite planą. Planas lygtai yra, sakykime, kažkokie apartamentai kampuose, bet jisai dar toks gana chaotiškas. Jis dar yra 17 amžiaus antros pusės. Jeigu mes apie perėsim prie 18 amžiaus, pamatys, kokie tada planai. O dabar, kas vyksta Europoje? Keičiasi, kaip čia, įtakos zonos. Jeigu prieš tai tam buvo kažkokie ispanai, Liudvikas XIV pradeda diktuoti madas Versalis, jo rezidencija ir visi, kas tik tai gali, pirmiausia, viso karanškiai, asmenės statosi Versalius savo valstybėse, Lenkija neišimtis, bet kas yra? Absoliuti ta vadinamoji simetrija, ašinė kompozicija. Ašyje, įsivaizduokite, štai yra Versalis. Viskas simetriška, bet taip, jeigu imtum šitą ir suglaustum, tai jie susidėtų. Tai čia yra ta vadinamoji ašinė simetrinė kompozicija. Tai per ašį išrarlam ir taip sudam. Ir į tolį bėgantis šis. Ir kur yra, visur yra. Netgi, kur prie mūsų arčiausiai buvo Balstone yra kažkas, bet aišku, ten pusiau išnykus. Sankt Peterburgas, jeigu kas buvo ten tos vasaros rezidencijoje, ten tokia. Rundalė ir kažką tokio turi. Mes mūsų savo teritorijai neturim. Pas mus yra ne tas laikotarpis. Ateina tas baisusis 17 pabaiga, 18 pradžia, karai, marai, netenka Lietuva purvos, tai čia beveik pusės gyventojų. Visiškai sunaikintas ūkis, netgi laukai užaugo, ne tik kad krūmais jau miškai pradėjo augti, kaimai išnykę, miestai išsibėgioja, baisu. Ir ką reikia? Reikia ūkį atstatinėti, o ne užsimti kažkokiom grožybėm. Tai aiškiai, pirmoje eilėje bandoma, tai aiškiai, mamą reikia susitvarkyti, nes tu turi ten gyventi. Ir tada atstatyti ūkį, kad turėtų pajauti. Ir mūsų tie tos sodybos, kurios yra 18 amžiaus pirmos pusės, tai yra vadinamieji, atstatomasis periodas, praktiškai iki 60-mečio, kada gyventojų skaičius pasiekė tokį patį skaičių, kuris buvo 1655 metais. Įsivaizduoja? Tai jos yra kūriamos pagal senas tradicijas. Yra kiemas, užstatomas barokas, įvairiais dydžio ir pastatais. Vienintelė kas yra, tai yra ašyje namas, už namo ašyje sodas. Tai čia tokia jau prancūzų įtaka. O šiaip nėra kada. Čia aš iš Raudondvario Bulbinių dvaro sodyba ir buvo prie Vilniaus ir buvo puikiai sodyba, kurią buvo galima padaryti, kaip aš sakiau, tokių netgi muziejų, medinės architektūros, nes pastatas
vat ten kamputį jisai yra, o jis kažkada turėjo atrodyti va taip. Nu čia jau kitas, čia yra Prinstrubiškiai, jie jau irgi neišlikę. Bet vat dabar, bet žinokit, jo viduje dar egzistuoja tas vat senas pastatas. Tik tai ten gyvena žmonės, perdegino viso patalkos įvairiais ten savo butais, prisistatė visokių krosnių ir taip toliau. Visa teritorija apaugus bile ką. Šitas sodybos lobyną, jisai buvo be tos viršutinės dalies. Ar ne? Ten ta viršutinė romantizme pristatyta, o jisai buvo klasicizme tos kolopas. Tas buvo toks dviejų aukštų lobynas, tai kitko. Ėjo pletkai, kad buvo tokia legenda, kad namas yra surištas, žinokit, su lobynu. Ir tada su Kačinskaite Indre mes kažkada vaikai parodė, iš tikrųjų yra tuneliai. Iš tikrųjų tai buvo. Rūsys yra lobyne, bet jie užgriuvę ar užmūryti. Lobyno labai gaila. Jame padarė gyvenamąjį namą. Nu, atsiprašau. Padai stovėjo dėlštis vienas, žodžiu, taip atrodė. Kolonėnas, tarp kitko, čia nebuvo kažkur užsop. Bet tavo varpatinė dalis, tai didelis kiemas, erdvus, patal 20 amžiaus pradžios, tai yra 18 amžiaus pradžios barokinė sodyba. Ir vat, pavyzdžiui, pastatas. Yra apmatavimai atlikti 70-metį Algį Jankevičienę matako su studentais. Ir dar, jie turbūt daugiau ten pripaišė visokių pertvarų, bet praktiškai planas yra atsekamas. Vien pagal 764 inventorių jis yra absoliučiai buvo atsekamas. Jį galima buvo sugrąžinti ir sutvarkyti. Ir kaminai, viskas. Tai va, ir salėje dabar du būtų. Gal jau dabar vėlyje, mes nežinau. Ir toks tipinis lietuviškas, čia dabar tik užpakalinis fasadas šito pastato. Ne šito, čia kitas pastatas, nežinomas objektas, bet jie visi buvo tokie kaip ir standartiniai, vienas iš tipų. Su lodžija Lietuvoje labai pomėgiama, galbūt dėl to, kad buvo klimatas toksai. Tai bet, nu ir ką, ateina 18 amžiaus antra pabaiga, ar ne? Tiksliau vidurys. Ir kas? Apšvieta, nušvitimas, apšvietos amžius. Čia Danielio Kodoveckio piešinys, kuris atspindi tą, kad saulė kyla virš Europos. Ir čia prieki dar yra barokas tamsuma. O mes per mokslą visą kitą, kad žinojimas yra jėga. Liaudos suvenarumo, valdžios steigimo visuomenės sutarties idėja. Laisvė ir lygybė, prigimtinės žmonių teisės. Visa tai yra gimę švietimo amžiuje. Apšvietoje, reikia sakyti apšvietos amžiuje, ir gimsta ir klasicizmas. Ir klasicizme brožio elementas yra paprastumas, jis turi būti aiškus, nuosekliai pasakomas. Meno paskirtis mokyti ir šviesti, spręsti didelės ir reikšmingas problemas. Santūrumas, funkcionalumas, praktiškumas ir sentimentalios navios, išaiškinama tarkim. Va čia jau ir klasicizmas. Bet kas dar? Švietimo amžius tai yra mokslo amžius. Visi pasiekimai, kurie yra, visi tyrinėjimai ir visa kita, 18 amžiaus pabaigoje negima, vidury praktiškai yra labai keičia viską. Keičia pastatus, nes vis naujos technologijos atsiranda. Ir tuo metu pramoninė revoliucija, pinigų reikšmė, buržuazijos kilimas, mokslo pasiekimai, dvarūkio gyvenimo būdo transformacijos, greitas dvarūkiai, daugialaikės sėjomaina, trąšos, gyvulininkystės, sėklininkystė ir visa kita. Gerėjanti informacijos sklaida. Kaip? Gerėjanti informacijos sklaida reiškia, kad yra spauda, daug spaudos, jį pasiekė visus visuomenės sluoksnius. Ir jau tada sklaidos kryptis nėra ta tokia vertikali, pirmiausia, karalius, didikas, ne, dabar horizontaliai, visą barjerą metu gali perskaityti viską, nes jie yra raštingi, nes yra sukurta bajorų tų mokyklų sistema, kurie jau jie gauna kažkokį išsilavinimą ir gali toliau netgi studijuoti. Tai štai naujovės sklaida per profesionalų švietimo spaudą. Jau paruošta yra architektai, yra statybininkai, inžinieriai, galų gale netgi
tos naujos technologijos, kuris keičia viską, maisto gaminimą, šildymo sistemas, tai špižių pradėtas lieti, kietus, pramoninių būdų, angliškos krosnės atsiranda, durelės pastatuose špižiaus lietos ir jau atsisakoma tų didžiųjų kaminų, iš kurių krosnės pakuriamos. Jau tada yra statomos tos stačiamaikės, kaip mes dabar suprantam, krosnį, su tom špižinėm uždarom durelėm. Keičiasi, įsivaizduokit, kaip keičiasi sodyba, kai atsiranda stačiamaltės krosnės. Jau atsiranda toks dalykas kaip maikinė. O kai išnyksta, pavyzdžiui, kaminas, nėra kur rūkyti mėsos ir atsiranda statinys kaip rūkykla. Suprantate, viskas yra labai smulkiai suriša. Ir vat atsiranda dar mūrinės statybos mada. Ir ją būdana, kad ir toks anekdotas bajorų tarpe, kaip jisai, jeigu anksčiau buvo tas anekdotas, tarp kitko atvirkštinis, tai nuo klasicizmo maždaug visą laiką juokaujama, kai kažkoks tai lenkas, lietuvis ar kas nors iš čia nuvažiavo ir pasistatė Italijoje medinį namą. Ir įsivaizduokite, kokia gėda. Ir visi italai eidavo, žiūrėdavo ir juokdavosi. Jeigu renesanse dar anksčiau jie stebėdavosi, Čilėj ir toks. Ir, pavyzdžiui, literatūra Švitkovskis siūlo pavyzdinius namus. Aišku, planavimas naujas, bet pastatai, kreipkite dėmesio, mūrinį. Taip, pirmas klasicistinis rezidencinis pastatas Radzibili Monti buvo mediniai. Bet ar tai tradicijų? Ne, paprasčiausia. Turėjo pravažiuoti karalius, reikėjo ir tikėtina buvo, kad galbūt jis užvažiuos. Radvilos savo rezidencijoje vasaros statė ant greičio, nes mediniai pastatai yra meistrų, yra medžio, yra visko ir tu gali greitai surasti. Tai va, tai pastatė. Projektavo Karmas Pompanės, italų architektas, bet jis užduoda į kažkokią tai va visų kitų pastatų tokią kaip kodą didžių. Ir mes turim, čia va yra Arnionė, tokia Gusevičių jau mūrinis statinys, ar ne? Namo sudėtis, namas vėl prasideda funkcijų. Kampana pasų priemenė, salė, salonai, buduagas. Kabinetas, kanceliarija, žaidimų, belerginė, apkomasis, biblioteka, valgomasis, didysis ir mažasis. Didysis reprezentacinis, tas forma, o mažasis jau yra šeimai, kada nėra svečių, kai nėra daug. Ir prie Kregensas, blaistinėlės, Tai yra stabili vieta valgomojo ir stabili vieta kita tremes. Nes gali tai padaryti, kad jau įstripai yra. Svečių kambarį viskas sudėname name ir jau viskas pagal funkciją. Čia yra Jono Osovo pagrindinis fasadas ir planas pagal 1796 metų inventorių. Nelabai čia kas ir matosi. Pastatas statytas buvo apie 1750 metus Kosakovskio dar motinos. Jis tada turėjo tą tradicinį 18 amžiaus vidurį išplanavimą, jisai toks pats yra Aristotelėje, jisai toks pats yra Bužė Latvijoje. Tu toks vienoj pusėje koridorius, įeini dešinėje pusėje, kaip čia yra, kai įeini ir į dešinę pusę ten tavo didžioji patalpa, tai buvo ta stalų menė. O jinai po to keičiama į balkomai gariniuose kambariuose, kur anksčiau greičiausiai buvo koks nors alkeriukas mėgamasis, pakai jo krenamsai rengiami, teatro kambarėje atsiranda ir va šita statoma mūrinė salė, kuri yra tokia pati kaip ir pas šitas pastatas taip pat turi dastatytą mūrinę salę. Kas jau pasižiūrėjo, matyt šablonai kanai. Stogas barokinis išliko, nepakeitė. Nieko nepadarys, žinai, ne per daug irgi. Interjerai. Interjerai išmokyti yra lygiai tas pats. Ar tai yra mūrinis namas, ar tai yra medinis. Pagal čia yra medinio namo interjeras. Tai yra, Penionių baro rūmai, medinis statinys. Interjeras va štai, aišku, irgi buvo senesnis, jis yra podstruotas, barokinis, perkatas į klasicistinį, užtat jau Domas Stogovas irgi savotiškos, ne visai klasicistinės stogas, bet toks aukštas. Bet, prašau, jums parodys tokį interjerą ir jūs nepasakysi. Tapeto tos sienos, o kad mekas papačia, ar tenai mūras, nieks nežino, ar ne?
aukštuomenės. Saitė de Choiseul Bupie, kuri ištekėjusi to už prancūzo labai aukšto rango iš Šampanės. Štai ką apie ją rašo Gabrielė Giuterikė Pusinė, jinai buvo nuo tako. Lietuva ir Prancūzija, plateliai jų dvarai Žemaitijoje ir Aperne, vynuogyną Šampanėje svėrė kiekvienas į savo pusę, lygiai taip pat, kaip gimtosios žemės šeimos ilgesys ir verslo reikalai abiejose tėvynėse. Lietuviai sakydavo, kad šventos Žemaitijos žemės duona buvo sotesnė už šampanį. Jie, moteris, kuri bendravo ir su Napoleonu, ir su Aleksandru caru, ir plateliai mediniai. Ir jeigu jūs į tą pačią Giunterytę skaitytumėt į ten ir tiesiog, jie per daug nesureikšmina. Aišku, yra mada, yra mūrinis namas. Tai tu statau, pinigų turiu, why not, ar ne? Bet jeigu man tas namas, kuriame aš gyvenu, yra brangus, aš šiame gali mediname gyventi. Žinot kas, 19 amžiaus pabaigoje naujieji dvarininkai, kaip dabar buvo naujieji lietuviai, ar ne, būdavo tie naujieji dvarininkai, kaip parakutė iš manufaktų, iš fabrikinės pramonės, iš kokie fabrikantai. Jiegi pradėjo statyti labai daug tų mūrinių statinių. Šis 19 amžiaus pabaiga pas mus papilnė yra mūgas, tada jau Tiškevičiai visi kita. Iš 19 netgi pradžios dar tie ansambliai egzistuoja, bet jūs suskaičiau, kiek jų yra, kaip pustal, tokia abiejų yra kišti. Tai va, ir kas? Naujovės naikina tradicijas, bet pačios pretenduoja į sekančias tradicijas. Štai Jonehos planas, kada ši nesimetrija jau egzistuoja, jau 18 amžiaus pabaiga, po statomojo periodo, kada jau pinigų turi, mes tai keičia. Boleslovas Podčašinskis siūlo įvairios sodybos planą Stromskio kalendoriuje, tai yra periodinį spaudoje, kurią visi bajorai skaito. Ar ne, va, taigi šinė kompozicija, kaip jūs manot, ar ne? Ir jau tada visi jau netgi maži bajorėliai smūgus pradeda jau taip pat valytinti iš savo sodybose tvarkyti. O jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, pagal namus, tai va yra namai, irgi. Tai yra tokie tradiciniai klasicistiniai dvareliai. Jeigu tu artėjai prie tokio dvarelio, tu žinai, kaip atrodys viduje planas. Nes tai buvo dėl standartas. Ir jau mes, bet kadangi tai dvarelis, kuris statomas, okupuotoj kėdinai, jis yra kaip užkonservuotas. Mes jeigu dabar įsivaizduojam dvarelį, tai mes jį įsivaizduojam maždaug tokį. 19-20 amžiaus pradžioje visi tokius dvarelius irgi statė, nes jie įsivaizdavo, kad dvarelis yra toks. Gal tavo išplanavimas buvo kitas. Vaizdinių ir simbolių tradicija per nostalgiją. Štai apatinis Panemunėlio dvaro rūmas yra, architekto nepasakysiu, nes jau pasižiūrėjau, neatsimenu. Maišiagalo tokie pastatai, jis yra pagal V758 inventoriuje kurtas, bet jis greičiausiai dar statytas 17 amžiuje algerinis pastatas. Suprantat, atėjo, man patiko šitas mūrinis prieangis, tai jis jau vėliau romantizme padarytas, tai jis 19 pradžio. Bet tas visas melėjinis su tais šodiniais visais alkėliais, bokštais tokiais, tai yra būtent kopija, praktiškai algerinio pastato kopija. Jo klasicizmas turėjo būti kitoks pastatas, ar ne? Bet kažkoks tai nostalgija jaučia ir daro. Arba simbolių tradicija per įprotį. Pavalūšo. Mes turim tą seną pavalūšą, kuris dviaukštis, kuris eina dar nežinia, nuo 16 amžiaus, ar ne? Bet jeigu pažiūrėti į kuršius, tai jau jie turi, tą tokį vertikalų statį. Ir pas mus yra lobynai. Ir netgi, nežinia kas, va čia Drybų dvaras, kur apačioj, tai yra lyg tai svirnas. Karas reikalingas. Jeigu net nesvirnas, ir jis tai tada sugalvoja, pavyzdžiui, rūkyklą darydavo pavalūšo tipo. Apačioj kuriama, šį sukabina nezas, per genginį išgrįžė skylės. Pradžios galvojau, kad bijavo seną patas tai prisitaikė. Po to, kai pradėjau rasti jų daugiau inventoriuose, tai aš supratau, kad tiesiog jie buvo tokie sukurti ir stato. Žodžiu, yra įprotis. Tu turi ir tavo sodybai tokio turio, tau verkiant reikia, nes tau jis gražus, tavo širdžiai mielas. Kaip dabar? Ir dar.
Štai pažiūrėli, mažiukas pastatė X15 Taigi dvaro, jeigu taip žiūrėt, tai turbūt ūkininko pastatas būdavo jau čia didesnis 19 amžiaus, ten maždaug, kad į Pliumoj pliusė, jeigu ten, žiūrėkim, kur suvilkėjo, kur baudžiovas nebuvo. Yra sagė, yra salionas, prieškambaris, ten virtuvėlė, vaistinėlė, miegamasis ir dar žinomas močiutės kambariai, ponios kambariai. Suprantat, tam mažam pastate telpa visa tai, kas yra ir galiam pastate. Ir dekoras, Virplės dvaras, Šilalės rajone namo kertės. Žiūrėk, tarp valstiečių tokio dekoro nėra. Tai yra tik grynai bajoriškas dekoras. Kuo žaliau, tuo tradicijos ilgiau šieka. Tai yra toks grūdžio namas Čeponių kaime Gruzdžių valsčius. Ir namas toks tradicijas, vienoj pusėje apartamentai, kitoj pusėje tie vadinamieji, kur patalpos gyvenamos bajorų. O per vidurį didysis stalinas, nes tai senas pastatas dirbta, kai jau kairiai pusėje, tai jau dėda šeimėje. Bet jūs pažiūrėkite durų dekorą. Jame yra baltiški elementai, indoeuropietiški praktiškai. Ir tai yra jau 18 amžius. Ir smulkių bajorų namai. 19 pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Kaip proporcijose net išlieka. Aukštaitijoje jie visi siauri ilgi pašlaičiai stogai. Žemaitijoje Ukrinų dvaras, jisai krasnus, didžiu platus, stop. Per visą laikotarpį eina, bet tas toksai netgi proporcijos išlaikomos. Čia yra apie ką pasakoju. Kuo geikesnė platesnis bajoriškos visuomenės plotas apimant informacijos sklaida, tuo stipresnė buvo stilinės architektūros įtaka, silpnesnė tradicija. Tai buvo viena iš esminių priežasčių pradžioje lėmusių mūrinės architektūros atėjimą. Tai esminė, bet kitos priežastys, aiškiai, technologijos jau pradėjo vėliau leisti savo statyti, bet to jau ir pradėjo miškus, bet iškirto gan smarkiai į tą laiką ir taip toliau. Ir jeigu tu tyrinėjai pastatą medinį, kuris yra statytas 19 pačioj pabaigoje 20 pradžio, tai žinokit, labai gražios visos langų, dūgų, tos detalės, nes jau yra puikios staklės, kurios geba tuos visus stalių gaminius padaryti labai gražius. Bet jeigu nuėjom šaliuoti, rastai visi dažniausiai kūna labai blogos būklės, kadangi jau nebesilaikoma technologija, jau yra kapitalizmas, kertama gilę kada ir bet kaip, bet to iš Europos jau aukštiniai vietos ir taip toliau. Kodėl sunyko? Buvo patys seniausi, tai Suomija jau ir tai buvo labai seni. Dėl kylančio mūrinės statybos prestižo, mado pokyčių, bajorų tate. Tarp kito labai daug puikių medinių statinių, tarp kito kaip ir medinių bažnyčių, patys bajorai 19 amžiui tęs. Tiesiog 19 amžius yra tai, bajorai buvo nuo valstybės valdymo atjungti ir visą savo energiją jie skiria dvarų savo sodybų puošimai, o pinigų jie turėjo dėl to, kad vis tiek tai jau buvo kapitalizmas ir, pavyzdžiui, Stambių dvaras jis parduodavo daug produkcijos ir užsėmė visokiam kitokiam pramonę ir gamybą ir taip toliau ir turėjo pinigų, galėjo sau leisti tai daryti ir tai davė. Žinot, sako, kas pavada labiausiai iš stalo? Pinigų neturėjo. Daug prancūzai buvo gero, nežinau, pas juos tikriausiai dėl to, kad jie daug pino gero, tai neturi laiko. Pastatyti savo namų važiuoja stovi ten, tas nogos normandiškas statinys, fakverkinis, fakarpėsigis skaitos mekas. Tai nuo 13 amžiaus, 12, nežinau, nieko. Tarpiko, žinot, kad pas juos, tarpiko, aš pati šiame pirmą kartą sužinojau Zasą, kad iki 19 amžiaus ar 80-mečio fakverkinis pastatas, fakverkis, žinot, kaip po to fakverkis, skaitėsi kilnojamas turtas. Savininkas galėjo pastatą išsirinkti
ir nusivežti į kitą vietą ir tam pasistatyti. Buvo specialūs meistrai, kuris surinkdavo pastatą, o jau užpildus pasidarydavo savininkas pats. Arba užsakydavo, arba su šeima ten viskas susitvarkydavo. Tai va. Nu tai, degvano požiūrė į medieną kaip į laikiną nesaugę statybinę medžiagą, bet patikėkit, yra pavyzdžiui Žemoji Panemunė, kuriai gyvenimas buvo labai nepalankus ir jinai tai buvo Sapiegos vasaros retencija Nemuno krantu. Jinai lygiai taip pat blogai atrodo, dar blogiau negu Staškudiška dvaras, kuris ir meditis, bet kada kita kažkaip tai karai aplinkuje priejo, nieko neatsitiko. Taip kad ir mūras kaip sudega, po to užrėja vandenį, sienos suskyla ir viskas, o visa kita mūrė tai yra medis, perginginiai medis, stogas medis, grindys medis ir taip parau. Eidėls tradicija pastatysi mūrinę liekavą, kai pradėjom tarpukarį statyti, tai niekaip sustot negali. Tai va, dar čia aš įdėjau truputį Mickevičiaus pono Tado vizituvą palyginti, čia jau iš to, kur senos patikos. Nu, žinote, ten tas Gudrų laukų kadaise prie upelio, beržiniam boje, stovėjom kainelio, bajoro senas paras. Čia tik tai, atsiprašau, Žemaitija. Pats rūmas nepetydis, bet kuplus, švarutis, jei šviečia iki šiol po liepom baltos tavo sienos. Tarp to klasicizme, kadangi atėjo į matą mūras, tai metinius statinius tarp apkaldavo letonų, dažydavo baltai, kad iš tolo jie atvaildavo kaip mūriniai. O senus statinius timtavo ir aptinkuodavo iš lauko, tai jie suteikavo papildomo iš šiluminės apsaugos ir iš tolo taip pat atrodydavo kaip mūriniai. Didžiulė daržinė ir susigūžę kūtės, va štai tas yra lietuviškasis tvardas daržinės. Sode šalia tvoros stovėjo sūrinė už tai kaip namas didelis iš netašytų rąstų, ten sūriai vokavo ant lentynų, džiuvo surišti pedeliai iš alundymą. Ir va čia yra maždaug, kur veiksmas galėjo likti tik pono Tado, nes ten kaip skaitai, tai labai netoli kojimas ir daržinė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. Ir tas, kurį aš skaičiau, tą seną 16 amžiaus segmentį ir Kokūvos dvarą, irgi kažkas panašaus. Nu, pastatai čia jau gan didesni, bet yra vietoj sūdų, nes Pavalušas gal, sakykim, buvo šalia visą šį. Tai ką, ačiū dėmesį, atsiprašau, kad išėjau iš visų laikų, bet turėjau perėti per kiek? 600-500 metų.